Mergaitė iš dulkių tai pirmas jaunos autorės Natali Abiezi romanas. Jis yra apie 8-metę Rubą gyvenančią kaime Beiruto pakrašty. Tai praėjusio šimtmečio pabaigos Libanas, kurį drasko pilietinis karas. Dar teta libanietiškai yra močiutė. Mergaitė šnekasi su savo močiute apie savo tėvą. Bet teta, kas atsitiko, kad jis toks pasidarė? Tai turbūt dėl mergaitės? Mergaitės? Teta, papasakok man, labai prašau, tu juk tikrai man papasakosi. Teta ilgai spoksojo į dubenį. Kai pagaliau jį prabilo, jos balsas buvo durslus ir gergžintis. Ta dieną jis nuvažiavo į Beirutą. Padarai paslaugą draugui, aš tai kas atsitinka. Aplankai ligonį ir pasaulis apsiverčia aukštyn kojom. Nejaugi jį man papasakos. Teta nepakėlė galvos. Jos rankos gulėjo ramiai padėtos ant storo dubens krašto. Jis buvo tame Beiruto rajone, kur tuo metu buvo pavojinga. Ką tik aplankė sergantį draugą, su kuriuo turėjo reikalų dėl krautuvės. Ir prie jo vaikas, maža mergaitė su stiklainiu. O stiklainyje buvo ausis. Sūdyta ausis. Imk, sakė mergaitė, kišdama jam stiklainį, nupirk. Paimk, jis visai nebrangus. Aplink tetos akis pasirodė raukšlės. Nužudytiems žmonėms nupjaudavo kūno dalis ir siųsdavo vaikus jų pardavinėti. Galėjai nusipirkti kažkieno pirštą, nosį arba ausį, moters arba vyro, o gal net savo draugo. Man pasidarė silpna, kai pamačiau mamį ausis kaip rožinės kriauklės, mažas ir dailias Nadžio ausis ir Karimo ausis, atsikišusias lyg rankenas. Ir mano galvoje buvo pilnas zatar kvapo, aštraus kaip šukės. Apie ką mąstė Dievas, klausė teta. Maža mergytė, purvina ir basa, kiša tavo tėvui stiklainį kažkokiame Beiruto skersgatvyje. Ir ką jis turėjo daryti? Ką būtų padaręs bet kuris kitas žmogus? Jis ją apibara, veja šalin ir liepia pasiimti tą daiktą. O ji neina. Kur eini, šaukė jį, aš truputį paėjėsiu kartu su tavimi. Jis vėl šaukė ant jos veja, bet jis sako, kad neturi kur eiti. Nebūtina pirkti, ponė, tik leiskite man su jumis paėjėti. Galbūt ji nenorėjo eiti namo, jeigu tas pabėgėlių lūšnas galima vadinti namais. Bet tavo tėvas nesutiko. Koks baisus vaizdas ir tokį daiktą vaikas glaudžia prie pilvuko. Jis nenori jos nė artyn. Todėl dar kartą ant jos surinka šįkart griežčiau, mėgindamas ją išgazdinti ir pagaliau jį supranta. Ji nueina tolyn nuo skersgatvį ir išeina į atvirą vietą. Ir tada parkrenta. Stiklainis sudūžta ir ji guli tarp stiklo šukių. Ji nesikelia. Teta sunkiai nuryja. Ar galima jį kaltinti, kad jo akis nepamiršta to vaizdo? Tavo tėvas pakėlė galvą ir pamatė aukštai per bažnyčios langą persisvėrusi žudiką. Palestinietį, Dieve sutrumpink jam gyvenimą. Jis dėvėjo vieną iš tų vaikiškų plastikinių kaukę ir ją pakėlęs juokėsi. Tai tavo mergaitė, sušuko jis? Tavo vaikas? Tai mums pasakojo tavo tėvas. Tai išgirdau iš jo tą pačią dieną ir jis užsirašė viską apie tą mergaitę. Kad galėčiau sužinoti, kas ji buvo, aiškino jis, kad nepamirščiau, kaip ji atrodė. Teta užsimerkė, lyg būtų įmanoma tai užmiršti. Jis mėgino sužinoti, kas ji buvo. Klausinėjo įstaigose Beirute, daug kartų aplankė tą vietą, beldėsi visas duris, kiek tik rado, bet nesužinojo. Tokios mirtis ištinka niekieno nepastebėtos. Šioje šalyje tokia mirtis nieko nereiškia. Tai aš dėl to kaltas, sakė jis, viskas per mane. Ir niekas nesugebėjo jo įtikinti, kad tai netiesa. Man nereikėjo jos barti, kartojo jis, nereikėjo vyti jos šalin. Ak, sudėjavo teta, apie ką mąstė Dievas, apie ką?